Noriu pasikalbėti. Gerai, nes norėjau šitą pasakyti. Tau nepatiks. Pradėk tu. Ne, pradėk tu. Aš kaltas, kad labdarai atidavė visus savo naujus drabužius. Įvyko klaida. Klaida? Klaida, Manueli. Man atrodo. Taip, nesusipratimas. Nežinojau, kad žadėjau jos dovanoti. Turi galvoje, kad Solė tave apgavo? Nežinau. Iš kur žinai? Šnipinėjimus? Kvaily, kas tau galvoji, kad neturi ką veikti paskui judu įsekiot? Liaukis, Manueli. Mija, norėjau atsiprašyti, bet matau, kad tu priešiškai nusiteikusi. Be to, man jau nusibodo apie kitą iš paskos, kai reikia atsiprašyti už kiekvieną tavo paranojos priepolį. Tik to te trūko. Vėl išvadinai mane beprate. Ne, tik stengiuosi paprašyti, kad liautumės, nes Kas bus? negalėsiu duoti, ką buvau paruošęs. Nesirūpink, jau atsiprašy. Ne apie tai kalbu. Ne, Manueli. Taip nieko nebus. Kol ginsi tą dažytą blondinę, nieko nenoriu girdėti. Ne, Manueli. Mija! Mokytojau, ieškojau jūsų. Klausau, kas atsitiko su manimi. Kalbėsiu nuoširdžiai. Matematika man niekad nepatiko. Nenoriu trukdyti Markui ir Laurai. Jie ir taip turi daug darbų. Ir ką? Jūsų dalykas man prastai sekas, todėl norėjau paprašyti papildomų pamokų. Negalima privačiai mokyti savo mokinį. Būtų neetiška. Supranti? Niekas nesužinos, tik kelis kartus, kol suprasiu temas. Būkit geras, galiu sumokėti kiek tik norit. Ne, taip negalima. Tuo labiau negalėčiau imti pinigų. Vienintelė išeitis būtų po pamokų susitikti mokytojų kambarį ir išsiaiškinti, ko nesupranti. Tik tiek galiu pasiūlyti. Daugiau neprašyk. Kągi, labai ačiū. Tu labai mielas. Visai ne. Visada stengiuosi padėti mokiniams. Labai ačiū, mokytojau. Nėra už ką. Man taip tik atrodo, ar liksim be grobio. Taip. Geriau pailsėkim, nes tuoj perdegsiu. Kas tau daros? Nieko. Girdėjau, kad tau puikiai pasisekė paaugot drabužius. Kažkas net per televizorių matė. Nenoriu apie tai kalbėti, baisiai nirštu. Kodėl? Kas atsitiko? Papasakok. Nes drabužių nebeturiu, tik namie liko šiek tiek. O kur tie, kuriuos mokyklai turėjai? Skalbyklai. O gražus nauji drabužiai nukeliavo į labdarą. Sunku patikėti, bet įvyko nesusipratimas ir nebebuvo kelio atgal. Kaip nesmagu? Jei nori, galiu tau padėti. Kaip? Keli aksesuarai gali daug ką pakeisti, ar ne? Geriau pažiūrėjus, tu rengėsi gan neblogai. Visgi ne veltui tave išsirinkau, kad būtų mano projektas. Jie nekalbėk apie tą projektą. Parodyk savo drabužius. Pažiūrėsim, ką galima padaryti. Gerai, einam.